Nu vis sakysite, ką nereik filmuoti mėš, gal nesigirt, bet negalėjo nenufilmuoti tokios situacijos. Va žiūrėkit, kiek yra grybų ir kaip viskas gražiai čia atrodo. Raudonikiai. Va čia visur, kur pasisok vien į didelį, į mažiučią, visokių kokių. Nu tikrai, ką vaizdas labai gražus. Visur į tokie kaip piršts, į didesnį, į mažesnį, į visur, kur pasisokė. Va žiūrėkit, vien raudonikiai. Vien, kur pasisokė raudonikiai. Vien. Tenai tai išvis toli. Ir labai gražu. Tai va, į lepšiukų mažiučių. Va tokių va. Nu bet va vaizdas, sako, toks ypatingai gražus. Nes va ein, žiūrėkit kiek raudonikių. Va. Va kiek raudonikių. Tai da čia ne viskas. Da paeit, tai galim bišk toliau. Ne? Ir da pamatysim, kiek gražių grybų yra mūsų miškuose. Va. Žiūrėkit. Čia kokia storuma. Nu, o čia tai aš nežinau, ne kaip pavadinti šitą. Jas va, toks raudoniks, jas kaip baravyks. Danės tokia matęs. Va, visur didžiulė, žiūrėkit tam. Ir va taip va galėjai aplinkui filmuoti, bet aš ilgai nefilmuosiu, nes man išsikrauna telefonas. Va, kaip atrodo miškai. Va. Žiūrėkite, ne? Kaip gražiai. Ir visur tas pats. Visur tas pats. Tik va dabar nebeturi batareikų telefonį. Nuveš čia parodė, da. Ten va tas taks, jis pilnas baravykų. Lygiai taip pat. Tai va, žiūrėkit, kaip iš čia. Iš tos pusės, kaip čia atrodo viskas. Va. Matot? Kaip gražu. Taip, ką mylėkiam Lietuvos miškas. Ir mišką atsilygins tuo pačiu. Sėkmės.